Trečias skyrius. Savivaldybės tarybos nariai. 8 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario statusas. 1. Kiekvienas savivaldybės tarybos narys atstovauja visai savivaldybės bendruomeniai. Visi savivaldybės tarybos nariai yra lygus. 2. Savivaldybės tarybos narių įgaliojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio pradžios baigėsi anksčiau išrinktų savivaldybės tarybos narių įgaliojimų laikas. 3. Savivaldybės tarybos narys visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teisės įgyja tik po to, kai prisiekia šio įstatymo nustatyta tvarka. 4. Nustatomas toks išrinkto savivaldybės tarybos nario priesaikos tekstas. Aš, vardas pavardė, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikau nuo veiksmų pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Tegul padeda man Dievas. Prisiekti leidžiama ir be paskutinio sakinio. 6. Savivaldybės tarybos nario priesaikos priėmimo tvarka. Išrinkto savivaldybės tarybos nario priesaiką priima savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Išrinktas savivaldybės tarybos narys prisiekia stovėdamas priešais priesaiką priimantį asmenį, tai yra padėjęs ranką ant konstitucijos, perskaito priesaikos tekstą. Prisiekęs savivaldybės tarybos narys pasirašo vardinį priesaikos lapą. Nustatytas priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad savivaldybės tarybos narys neprisiekia. Vardiniai priesaikos lapai perduodami priesaiką priėmusiam asmeniui, šis juos patikrina ir paskelbia savivaldybės tarybos narių, įgijusių visas tarybos nario teisės ir pareigas vardus ir pavardės. Išrinktas savivaldybės tarybos narys turi prisiekti tame posėdyje, kuriame jis dalyvauja pirmą kartą po savivaldybės tarybos rinkimų. Kai savivaldybės tarybos narys prisiekia ne pirmame savivaldybės tarybos posėdyje, priesaiką priima Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys pagal vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimą. 7. Išrinktas savivaldybės tarybos narys šio įstatymo nustatyta tvarka, neprisiekęs arba prisiekęs su išlyga, vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu netenka savivaldybės tarybos nario mandato. Šis vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 8. Prisiekusiam savivaldybės tarybos nariui priesaiką priėmęs asmuo įteikia savivaldybės tarybos nario pažymėjimą. 9. Draudžiame savivaldybės tarybos narį persekioti už jo balsavimą ar pareikštą nuomonę savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų ar savivaldybės kolegijos posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą šmeižiančios ir tikrovės netitinkančios informacijos paskleidimą savivaldybės tarybos narys atsako įstatymų nustatyta tvarka. 9 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario teisės. 1. Savivaldybės tarybos narys turi teisę. Šio įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas savivaldybės tarybos struktūriniuose padaliniuose. Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų, dėl savivaldybės tarybos darbo tvarkos ir kitais klausimais, savivaldybės tarybos posėdžio metu užduoti klausimų pareiškėjams, kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritoriją, vadovus ir valstybės tarnautojus. Dalyvauti, kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstami jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai,
jungtis į savivaldybės tarybos narių frakcijas ir grupės reglamento nustatyta tvarka, gauti iš savivaldybės administracijos darbo vietą posėdžiui ir pagalbą savivaldybės tarybos nario įgaliojimams vykdyti. Gauti iš mero, vicemero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių informaciją, įskaitant dokumentus ir kitą medžiagą, kuri būtina tarybos nario funkcijoms atlikti. Ši informacija pateikiama susipažinti tarybos nariui, laikantis įstatymų nustatytos tvarkos, taikomos susipažinimui su valstybės tarnybos komercinė paslaptį sudarančia su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų reglamento reikalavimų susijusią informaciją. Ši informacija tarybos nariui gali būti suteikiama duodant prieigą prie savivaldybės elektroninės dokumentų valdymo sistemos. 7. Savo įgaliojimų laikotarpiu turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymų teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Savivaldybės tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Savivaldybės tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo įstatymą nustatyta tvarka, pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarimo ir turintis neišnykusi ar nepanaikintą teistumą. Taip pat įstatymą nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys. Savivaldybės tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus, o kai seniūnijos neįsteigtos, negali viršyti 3. Siekiant užtikrinti viešumą ir skaidrumą, informaciją apie asmenį savivaldybės tarybos nario paskirto jo visuomeninių padėjėjų, tai yra asmens vardas, pavardė, paskirimo data, nedelsiant paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir joje skelbiama tol, kol asmuo eina savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo pareigas. 2. Savivaldybės tarybos nariui netaikomas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, išskyrus nuostatas reglamentuojančią žalos atlyginimą ir darbuotojų saugą ir sveikatą. 10 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario pareigos. Savivaldybės tarybos narys privalo dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose, būti vieno, išskyrus kontrolės komiteto nariu, dalyvauti komiteto ir komisijos nario dalyvauti komiteto ir komisijos, kurios narys jis yra posėdžiuose, reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir savivaldybės administraciją. Dar kartą. Reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir savivaldybės tarybos narius arba kitus asmenys, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Priimti savivaldybės nuolatinius gyventojus ir nerečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti savivaldybės nuolatiniams gyventojams reglamento nustatyta tvarka. 11 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario nepriekaištinga reputacija. 1. Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudarimų komitetų ar komisijų pirmininkų, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per pastaruosius 3 metus buvo pripažintas šiurkščiai pažeidusių Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, taip pat jeigu jis įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarimo ir turi neišnykusi ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusi laidavimo terminą. Įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo,
kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarimo ir turi neišnykusi ar nepanaikintą teistumą ar nepasibaigusi laidavimo terminą. Įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kurio padaryta turtinė žala valstybei ir turi neišnykusi ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusi laidavimo terminą. Įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžiamas korupcijos prevencijos įstatyme, padarimo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas. Atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nurodytus šiurkščius pažeidimus arba valstybės tarnybos įstatymo numatytų atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda, tai yra atleidimas iš pareigų ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai. Atleistas iš darbo pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkamą veiklą už kitose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitikti ar elgesio etikos normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo pareigų ar teisės verstis atitinkamą veiklą praradimo dienos nepraėjo 3 metai. Atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai. Yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai. Antra, siekiant užtikrinti viešumą ir skaidrumą ir kad savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų pirmininkais būtų skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžiama šiame įstatyme, savivaldybės tarybos nariai, tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromo komiteto ar komisijos pirmininku, privalo užpildyti vidaus reikalų ministro patvirtintas formas deklaracijai. Joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir reglamento nustatyta tvarka skelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje tol, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai. 12 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario atlyginimas. Savivaldybės tarybos nariams už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama, apmokama. Savivaldybės tarybos nariams nustatymas 20% tos savivaldybės, kurios tarybos narys jis yra, mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas. Savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui ir savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams nustatomas 20% didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas. Savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams pavaduotojams nustatomas 10% didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas. Jeigu savivaldybės tarybos narys vienu metu eina kelias pareigas, jam mokamas tas savivaldybės tarybos nario atlyginimas, kurio nustatytas dydis yra didesnis. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo. Reglamento nustatyta tvarka, pateikdamas prašymą dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai, tai yra visuomeniniais pagrindais. Tokį prašymą pateikusiam savivaldybės tarybos nariui šioje dalyje nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas. Taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokėti mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas reglamente nustatyta tvarka proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui
išskyrus savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos posėdžius, kuriuos savivaldybės tarybos narys praleidžia dėl vykimo į komandiruotę atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas. Informacija apie savivaldybių tarybų narių, savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos posėdžių lankomumą ir atlyginimus skelbiama savivaldybių interneto svetainėse kiekvieną kalendorinį mėnesį, tai yra už praeitą mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos. Savivaldybės tarybos nariui, kuris reglamento nustatyta tvarka atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija, vyriausybės nustatyta tvarka apmoka komandiruotės išlaidas. Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, posėdžių laiku, taip pat kitais reglamento nustatytais atvejais, savivaldybės tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jam darbo vietą. 13 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario ar mero įgaliojimų netekimas savivaldybės tarybos sprendimu. Savivaldybės tarybos nario ar mero įgaliojimų netekimo savivaldybės tarybos sprendimu procedūrą savivaldybės taryba taiko savivaldybės tarybos nariams ar merui dėl konstitucijai ir įstatymas prieštaraujančių jų veiksmų padarytų einant savivaldybės tarybos nario ar mero pareigas, siekdama išspręsti šių asmenų atsakomybės klausimą. Teikti savivaldybės tarybai pradėti savivaldybės tarybos nario ar mero įgaliojimo netekimo procedūrą turi teisę ne mažesnė kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių grupė. Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar mero įgaliojimo netekimo procedūrą galimas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų. Pirma, jis sulaužė priesaiką. Antra, jis nevykdo jam šiame įstatyme ar kitose įstatymuose nustatytų įgaliojimų. Teikimas pradėti savivaldybės tarybos nario ar mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi būti argumentuotai išdėstytas raštu ir pasirašytas visų ne mažiau kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių grupę sudarančių asmenų. Teikimas turi būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau kaip 1 mėnesį nuo bent vieno iš šio straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindų paaiškėjimo dienos. Teikime pradėti savivaldybės tarybos nario ar mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi būti nurodomas konkretus asmuo, siūlymai pradėti procedūrą bent vienu iš šio straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindų, šios siūlymus pagrindžiantis dokumentai, įrodymai ir jų šaltiniai. Savivaldybės taryba, gavusi teikimą pradėti savivaldybės tarybos nario ar mero įgaliojimo netekimo procedūrą, kitame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Komisija sudaroma iš visų savivaldybės tarybos narių, frakcijų, grupių ir į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių savivaldybės tarybos narių atstovų laikantis proporcingumo principo. Savivaldybės taryba, apsvarsčiusi komisijos pateiktą išvadą, priima vieną iš sprendimų. Pirma, kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos narys ar meras sulaužė priesaiką ir ar nevykdė prašyme nurodytų jam šiame ir kitose įstatymuose nustatytų įgaliojimų. Antra, taikyti savivaldybės tarybos nario ar mero įgaliojimų netekimo procedūrą nėra pagrindo. 8. Savivaldybės taryba nusprendusi kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Prašymą šiam teismui pateikta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo bent vieno iš šio straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindų paaiškėjimo dienos ir paskiria savivaldybės tarybos narį, kuris atstovaus savivaldybės tarybai Lietuvos vyriausiajame administracinėme teisme, nagrinėjant šį prašymą. Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikė išvadą, kad savivaldybės tarybos narys ar meras nesulaužė priesaikos ir tinkamai vykdė jam šiame ir kitose įstatymuose nustatytus įgaliojimus,
savivaldybės tarybos nario ar mero įgaliojimų netekimo procedūra nutraukiama. Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikė išvadą, kad savivaldybės tarybos narys ar meras sulaužė priesaiką ir nevykdė jam šiame ir kitose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, savivaldybės taryba 3/5 visų savivaldybės tarybos narių balsų dauguma priima sprendimą, kad savivaldybės tarybos narys ar meras neteko savo įgaliojimų. Jeigu balsuojant šiame straipsnėje nustatyta tvarka sprendimas, kad savivaldybės tarybos narys ar meras neteko savo įgaliojimų nepriimamas, laikoma, kad savivaldybės taryba nepritarė savivaldybės tarybos nario ar mero įgaliojimų netekimui. Savivaldybės tarybos narys ar meras gali toliau vykdyti savo įgaliojimus.